Dabar yra 7:45 ryto. 7:45. Lėktuvas, čia yra Karolinos lėktuvas. Čia yra Karolina, ne? Čia yra Karolina. O čia yra Karolinos lėktuvas. Lėktuvas, kuris skris į Lietuvą. Iš Krokuvos į Lietuvą. Čia yra lėktuvas, kuriuo Karolina skris į Lietuvą. Ne? Ir dabar yra 7:45. Lėktuvas išskrenda 8 ryto. 8 ryto šitas lėktuvas, Karolinos lėktuvas, išskrenda. Ir dabar 7:45 Karolina stovi čia ir Karolina laukia. Ne? Karolina laukia. Ji lips į lėktuvą. Žmonės, yra daug žmonių, ne? Daug žmonių, kurie lipa laiptais, ne? Čia yra laiptai. Jie lipa į lėktuvą. Žmonės lipa į lėktuvą ir Karolina laukia. Karolina laukia eilėje, ne? Kada galės lipti į lėktuvą. Bet problema yra tai, kad dabar lyja. Lietus. Ir Karolinos plaukai, Karolinos drabužiai dabar yra šlapi, nes lyja. Ne? Lyja ant plaukų, ant drabužių ir yra šlapi. Šlapi, ar ne? Vanduo. Šlapi. Ir Karolina galvoja, ne? Karolina galvoja, ne? Greičiau, ar ne? Greičiau. Na, kaip triušis. Ji nori būti kaip kiškis. Greita, ar ne? Greičiau. Nes dabar lyja. Ir Karolinos plaukai šlapi. Ir Karolinos drabužiai šlapi. Nes lyja, ne? Tai Karolina nori greičiau lipti į lėktuvą. Ir dabar yra 7:50. 7:50. Ir Karolina dabar yra lėktuve. Karolina yra lėktuvo viduje. Ne? Čia yra lėktuvo vidus. Ir Karolina eina atsisėsti. Ne? Čia yra Karolina su savo plaukais, jos plaukai, garbanoti plaukai. Ir čia yra Karolinos vieta. Šitas lėktuvas yra pilnas. Čia žmogus. Visos vietos užimtos. Yra viena vieta laisva. Ne? Laisva. Visur yra žmogus. Čia yra žmogus. Visos vietos, visas lėktuvas pilnas, ar ne? Pilnas. Čia nėra žmogaus. Žmogaus čia nėra. Čia yra Karolinos vieta. Ir Karolina eina sėsti. Į šitą vietą. Bet Karolina truputį liūdna. Karolina nori sėdėti prie lango. Karolina galvoja, ne? Aš norėčiau sėdėti prie lango. Ne? Galėčiau žiūrėti per langą, ar ne? Karolina galvoja, Karolina nori. Bet Karolina negali, nes
lėktuvas yra pilnas. Ir yra viena vieta, Karolinos vieta, čia, tarp dviejų žmonių. Ji negali sėdėti prie lango, ir ji negali sėdėti prie praėjimo, čia yra praėjimas, ji negali čia sėdėti, ji gali sėdėti čia, tarp dviejų žmonių. Ir dabar yra 8 valanda ir lėktuvas pakyla, čia yra Karolinos lėktuvas, jis pakyla, į viršų, jis pakyla, lėktuvas pakyla, išskrenda iš Krokuvos, iš Krokuvos į Vilnių, lėktuvas išskrenda 8. Ir Karolina yra lėktuve, čia sėdi Karolina, lėktuvas pakyla ir ateina stiuardesė, su vežimėliu, ateina stiuardesė prie Karolinos, ateina stiuardesė su vežimu, ant vežimo yra maistas, yra sumuštiniai kaip trikampiai, sumuštiniai, yra saldainiai, yra šokoladas, yra paniniai, galima nusipirkti paninį, ir galima nusipirkti kavos, juodos kavos arba baltos kavos. Galima nusipirkti daug maisto įvairaus. Ir Karolina jinai labai nori valgyti, ji nori valgyti. Karolina yra alkana, jos skrandis tuščias, nes jinai laukia oro uoste lėktuvo, jinai laukia prie lėktuvo, ji laukia įlipti į lėktuvą. Jos skrandis, jos pilvas yra tuščias. Karolina nori valgyti. Ji nori valgyti. Bet Karolina nieko neperka. Ji nieko neperka. Nes Karolina galvoja, skrydis labai trumpas, tik 1 valanda, nedaug, labai trumpas skrydis iš Krokuvos į Vilnių, 1 valanda, ar ne? Ir lėktuve maistas, šokoladas, saldainiai, nėra geras maistas. Tai yra blogas maistas. Valgyti šokolado daug, sumuštinių, paninių, gerti daug kavos nėra gerai. Ir taip pat, maistas negeras, blogas maistas. Ir taip pat yra labai brangu. Šokolado gabalėlis kainuoja 5 eurus, sumuštinis kainuoja 8 eurus, paninis kainuoja 9 eurus, kava, juoda kava, maža juoda kava kainuoja 4 eurus. Labai brangu. Karolina nenori pirkti šito maisto. Tai stiuardesė jos klausė. Laba diena, ar jūs kažko norėtumėte? Ar norėtumėte kavos? Ar norėtumėte šokolado? Ar norėtumėte užkandžių?
Bet Karolina sako, ne. Ne, ačiū. Man nieko, aš nieko nenorėčiau pirkti iš jūsų. Bet Karolinos kaimynas, šitas žmogus šalia, stiuardesė jo klausė. Laba diena, ar kažko norėtumėte? Ir jis sako, Karolina girdi, kaip šitas žmogus sako, taip, man prašau 3 sumuštinius. 3 sumuštinius. Ne? 3 sumuštinius. 3 sumuštinius. Ir 1 paninį. Ir 1 šokolado. 1 šokolado. Ir 1 kavos. Ir 1 kavos. Jis užsisako, šitas žmogus užsisako, jis paprašo 1 šokolado gabalėlį, 3 sumuštinius, 1 paninį ir 1 kavos. Ir Karolina girdi, kaip jis kalbasi stiuardesė. Ir Karolina galvoja, kodėl? Karolina nesupranta. Karolina galvoja, kodėl? Kodėl šitas žmogus nusipirko, užsisakė tiek daug maisto? Kodėl tiek daug maisto? Nes iš Krokuvos į Vilnių skrydis 1 valanda. 1 valanda skrydis. Ir šitas maistas, jis blogas, jis negeras. Sumuštiniai, paniniai, šokoladas, tai negeras maistas, nekokybiškas. Ir Karolina taip pat galvoja, kiek kainuoja šitas maistas, nes maistas labai brangus taip pat. Tai Karolina galvoja, kad šitas žmogus turbūt labai alkanas, ne? Labai alkanas. Jo pilvas tikrai tuščias ir jis labai nori valgyti. Karolina taip pat, Karolina irgi nori valgyti, jos pilvas tuščias. Bet šitas žmogus labiau nori valgyti, jis nori labai valgyti. Jis negali palaukti, kol lėktuvas nuskris į Vilnių. Karolina gali palaukti, bet šis žmogus turbūt negali. O jūs ar kartais perkate maistą lėktuve? Parašykite komentaruose.